Labdienėlį. Nors gal labiau turėčiau sakyti labą vakarą. Dabar yra panašiai apie pus 9 vakar. Ir pažiūrėkim, ko esam veik. Tai plokščiai išnešts, sėjens išardyts. Da čia kels lėns leka pačio. Bet čia dabar niemon didžiojas esmė. Šitus dar reikia išvežti. Esmė ir tuo pusė. Nes šitą panašiai taip čia. Čia vis ir iki sieną, čia reikia vis iškasti. Nes nu čia į žemę reikia pasiruošti normalį pagrindą, kad būtum žvyr sutrambuoti ir kad galėtum betnuoti. Tai žodžiu, kokia situacija. Sekmadienį išskrendi į užsienį. Šiandien ir ketvirtadienį vakars. Tai per tas porą dienų reikia spėti pasiruošti visku. Dar plius rytuo, jeigu vis gera, reiks važiuoti į Garūžus, pasiimt panelis bimbalą. Tai turim reikalų ir bandysim kažkaip suspėti. Tai žodžiu, dabar koks plans. Išgabenau kompresorių. Čia išsiardau dakas lėktas kelias lėns. Tusvas reikia išvežti. Žodžiu, reikia įsivalyti. Čia va, kur rodžiau į kitos vietą. Tai daug ko galim dabar ten sunešti. Tiesiog, kad čia atlaisvėtam, rytum nurytumėt palius, kad turėtum atvažiuoti eksuotus. Čia mums nubrauktis. Ir plius, dar biškai reiks eit susitvarkyti iš galo. Šiekėm, pasižiūrėkim. Traktorius jau paruošęs jau su priekab, kad būtum kur to važėm sumesti. Ir plius, čia reikia išsivalyti dar, nes čia bus gali duris. Taip, parodėkim, taip. Tai čia 6 metrus į priekį dar, bet nausiam irgi, kad būtum tokia aikštelė prieš varcų. Tai čia irgi reikia paskui išsivalyti. Išsikas čia, akmenį susibers iš čia, čia dar krūvų akmenų ir reikia irgi viską suvaryti to daubį. Nu ir viskas, plius minus bus taip. Tai žodžiu, reikalų turim belinkeik, kimbu į darbs, tuomis dar tuo atvažiuoti su traktoriu, su frontaliniu, kad turėtumėm su ko žvyr vežti, žvyr ten krūvus. Taip, va, maždaug va čia. Tai va, to iš ten reikės suvežti viską į vidų, parsvežti drabilk, viską sudrebinti. Ir paleikto. Ir jeigu vis gera neateinant, tada kad savaitę turėtum atvažiuoti betonautoje ir viską išpilti. Tai realiai, kad grįžčiau, kad bus paruošt vis patalp tolimesniem darbam. Plius es dar nupirkau skystokį. Vėliau gal dar, jei nepamirš, parodysiu. Po betonavim, nusanau, išpūti, ten iškelių kartų reikia pūsti. Tiesiog supurkštau praein ir tada betons. Realiai 2 savaitės nustingsta. Nu, gali vakščiuoti, bet negali statyti jokių kopėt, šniek, nes tada gal įsispausti. Į po 2 savaičių tas betons belenkiai keits, kad tam garaž lygiai taip pat dariau. Tai buvo vien kart nukrus turbinki, sukantis ten su tokiu, ne su papras metal diskel, bet su tuo 3 duntų medžiau pjauti. Tai realiai net normaliai neįkirti tas grynis. Biškai pabraižai, paliktus bižyms, bet niek daugiau. Jokio rem niek neatsirado. Žodžiu, žiauriai keits betons palikti. Tai galės parodyti, ko poršku. Tai va, žodžiu, kimbi darbus, užteks kalbėti ir parodys, kas toliau vyksta. Nu jau visai sutėm, kad lempelį šitą turim vos mataus. Tai, žodžiu, iš tikrųjų norėjau parodyti, kur nuveikėm, bet niek čia nesimat. Viso rytomse. Žodžiu, viską išvalėm. Kompresorių apsistatėm. Ten traktorius to leidom vandin lauk, nes šiaip minus beveik rodėjo. Darbus baigam 2, 3, 4. Jo, šiandien tik nuveikėm, žodžiu, rytų nuryt met lauk ekskavatoriaus. Visko iškas, visko išvalys. Nu, iku, susitiksim rytų ryt met. Susitiksim už kelių sekundžių. Iki. Labą rytą. Tai šiandien labai ankstyvi. Tik pramerkiau vaiksiau skomenį su jums. Su atlet. Tai esam lauk, malomės, nežinau kiek čia girdėsit. Žodžiu, pavyks veiksmus, dedam su traktoriu, čia kabin, on metai kauš, aš tą vertos lauk prieko prisimečiau, vertos laukus. Tai va, jodam, nu patryt mešintėjom. Tai turim 1,5 dienos realiai pasiruošti betonavimo. Ar pavyks ar ne, pamatysim. Gerai, keliaunam prie darbų toliau. Nu ko,
Tus traktorių palikau kapstytis, toliau vadiškas išvežėm. Dabar lik prie gal, kur bus dar pabetonauts įvažiavams. Ten da iškas užvers, žodžiu, padarys tasku. Dabar aš leku iki skaud. Reiks susižiūrėti cement, ar aš gaus tai, kiek man reik. Cement, nes reik 2 palečių cement. Į tinklą reik dar plėvėlis. Žodžiu, visko reik. Greita pinigą pasibaigs, man atrodo. Tas tokias man projektas. Tai va, ir... Gerai, vėliau paskaičiuosim, kas gavos, kiek pinigų išsileido. Dabar žodžiu, varau susižiūrėti, tai iš vis gausiu, kur nors. Gerai, papasakosiu toliau, kas ką vyksta. Nu, nulėkiau iki skaud. Skombin. Sakė, kažkokių problemų, nebesusirokau su kasėjai. Nu, parvažiavau atgal. Pasirodo, kol grįžau, įsisprendė problemas. Tai dabar vėl, berekal grįžau, vėl lek atgal, nu, pasiėmiau bandžiau grinų. Pasiėmiau grinų, važiavau plėvėlis nusipirkti. Tai tada lieks toliau iki medžiagų žiūrėti, nes stepį nespėjau nulėkti. Iškvėti, kad grįžčiau atgal. Žodžiu, lekam vėl į skaudą, pasiimti, susirasti visų medžiagų. Atradau, kas nivelir iš nuomos. Tai išsinumai rytoj jau nivelir, išsilyginsiam grins, išsimetam plėvelį. Dar reiks pasiruošti pakeltau veids, kur bus pasibetnuoti. Žodžiu, dar rekalų, dar šiandien reiks paskui išsilyginti, reiks dar sėnį išsigriauti. O rytoj jau reiks visko dasimušti. Žodžiu, lekam toliau, dabar bandys bent jau medžiagų gauti, tikiuosi, kad visko gausiu. Jeigu ne, tai jau nežinau, kaip išsaksim, nu kažkur sugalvosim. Gerai, jodam toliau ir parodys toliau, kas vyksta. Nu, pralėkiau per skaud, susipirkau viską, kur reikėjo, dabar iš niek nepasėmiau, pasisamdžiau žmogėlį, katras parveš mane visku. Aš galėjau jim prie kabelį pats vežiuotis į panašią, bet nie laik žaist. Tai už 30 eurų iš skaudos iki numų pas manis atveš 2 palėtis cement ir tinklą. Plėvelį točtai įsimėti į galą. Tai žodžiu, už cement aišku permokėjau, nes Klaipėdo kreidavim buvau ir mačiau tas pats cement maišėlis kainavo 7,20 €, čia po 8,50 sumokėjau. Nu, bet primeskėm vis išlaids, važiavams ir panašiai, tai niek daug nepralašiau. Aišku, išgaunas, bet, nu, žodžiu, kadangi ir laik neturėm, nes žiauriai iš tikrųjų spaud, kadangi anksčiau būčiau visko susižiūrėjęs, būtum kitai buvai. Bet, nu, tepi, kad turi tik 2 savaites laisvas, tai reiks suktais ką pišėm. Tai žodžiu, už cement palikau 680 €, už tinklą tokiam. Plėvelį kainavo 6 €, na ir plius parvežėm 30 € dar visko. Tai apie 1000 €, biš daugiau negu 1000 € buvo padėt. Dar plius šiandien žvyrą atvež vien priekab, da vien atvež pirmadinę. Ir betonautojam jau paskombinau, užsirašiau, nors dar iki pabaigim visko pasirašam į reikalų, bet jau užsirezervavau laik. Tai neateinant savaitę, ta kad savaitę atvažiaus iš betonaus. Tai realiai, kai grįšiam iš užsieniaus, turėtum būti jau paruošt grins. Dar aišku, labai stipriai negalėsim draskytis, bet jau vanos bus išpiltas. Bent jau taip turėtų būti. Tai viskas kol kas kaip ir jod pagal plans į priekį. Dabar aš tą grįš, pažiūrėsim, kutėjai nuveiktina, a jau baiginiai iškast. Dar šiandien man reikia būtina liekti į gargžus, pasiimt panelį susidėti. Tai panašiai apie 2 galvoju išliekti, pasiimt. Dabar turėjom po 12:10, tai sakykime, dar porą valandų turėjom. Tai kaip ir vis normaliai, sakyčiau, panašiai, kaip planavau, vis žodžiu bus gera. Gerai, jodam toliau, varau žiūrėti, kuo jį nuveikė mums, kuo iškais, kuo padarė. Turėtum judėti link pabaigos ir šiandien niek daugiau nebenuveiks, o kažkas jau skombina. Nu, kuo pavyzdį, kad pamti iškais. Čia dabar įkrų, čia akmenys pagrindai yra, tai akmenys suvarys į to daugį. Žvyrvą atvežį. Čia niek daug, čia tie tik tą pelą vėlikiu sakyti, tus vas išvešim lauk.
Nu, ir čia iškas. Na, tai, ko čia reik žvyrą įsivežti, prasilyginti, ir to čia pagrindė vis darbs vyks. Tai va, judam, visai neblogo čia šiandien nuo rytį padaryti jau. Yra, varom žiūrėti, kas čia toliau, kad vyksta. Nu, hebra, nebuvo laiko met pasifilmuoti. Dirbom, varėm visgi paskutinį dieną, turėjom spėti įsirengti, pasidaryti greens, kad betonautai turėtum kuo išbetonuoti, nes esu jau užsaiks betonavom. Tai, va, turėjom techniks pilnuškutį, drabilų parsivežiau. Tai žodžiu, kokia situacija dabar. Tuojam sąjūdžiu sulaužį traktorių. Tai išvažiavo parsivežti detalės. 300 kg drabilų parsivežėm. Gali čia drebinti, bet neėda traktorius. Putinėlis. Į kur turėjom dabar, kokia situacija. Įsigriuvėm gal. Čia bus durys pakelams. Tai va, katinėlis kažkur medžiuo. Tai va, čia grūda, grūdų liekans apsveiks. Reik išsivalyti. Šitą buvau pradėjęs vežti, sulaužti traktorių, pasibaigi. Tai va, ten esam prisivežę žvyrą. Dabar reikam sutrambauti, dar prasėjti su lazeriu, pasižiūrėti, kokia situacija, jeigu vis gera. Jau galim dengti plėvelį, mest tinklą, dar reik dobyti, išsikasti, dvi, ir reiktam puolį šauti į apačią, sustiprinimu dar, kad būtum pakeltuvo tikrai rimtą vietą. Tai va, kažkas esam nuveikę, neturiu iš tikrųjų, kuomet daug ko filmuoti. Skubam, lekam, stengiamės padaryti, dabar jau turėjom 5 vakar, 2 naktį išvažiaunam į užsienį. Tai, nu, dar biškį laik turėjom, kažko spėsim padaryti. Tai va, tai šiandien vis tiek, plėvelį turės būti, tinklus irgi. Tai pafilmuos vėliau iš tikrųjų, kada jau plius minus būsim pabaigo. Dabar tiesiog turiu laisvą minutį, nes reikia tvarkyti traktorių. Tai va, gerai, pafilmuosim iš vėliau. Na va, išlyginau grindis. Stovau. Esam neblogą šiandien nuveikę, iš tikrųjų, ten dar į lauką. Nu, nelabai dabar matysim, nes jau ten... Kiek visko nuveikti, žodžiu. Daug iškas pakeltuvau padaryti. Toliau vis nulygint, padaryti, išvalyti. Tik tą ko šiandien nebepadariau, tai plėvelis nebišklojom ir tinklą nebeišdėjom. Bet jūs darot padarys, kol betonuoti atvažiuos. Vis, žodžiu, bus sutvarkyti, padaryti. Tai va, grįžus pagal plans turėtum būti jau išbetonuot ir bus galima, aš manau, pirmą eilę įsidėti vartus. Apie 11 vakar, turėjom dabar kokius 4 valandas eit pamieguoti, šokam į mašiną, važiuonam į Kauną ir skrendam į Prancūziją. Tai va, tai šiandien tom ir baigam ir varom ilsėtis ir mes susitiksim greitą. Kets video išės greitą. Tad važiuojam. Iki kitų susitikėm. Davai.